Trumpas ką tik nusileido Pekine, pirmą kartą beveik po 10-mečio. Delegacija, kurią jis atsivežė, iš tikrųjų yra visiškai kitokia nei bet kurią esate matę per prezidentinį vizitą. Elonas Muskas iš Tesla, Timas Cookas iš Apple, Jensenas Huangas iš Nvidia ir daugiau nei tuzinas kitų generalinių direktorių, įskaitant BlackRock, Boeing ir Qualcomm vadovus, šio vizito metu yra kartu su Trumpu. Vien Apple vertė siekia $3 trilijonus. Nvidia pernai taip pat peržengė 3 trilijonų ribą. Tesla vertė viršyje $1 trilijono, o BlackRock valdo apie $11 trilijonų turto. Tai yra daugiau pinigų nei visas Kinijos BVP. Ir vien šios 4 įmonės kartu sudaro konservatyviai vertinant $20 trilijonų rinkos vertės ir įtakos. Pitas Heksetas taip pat dalyvauja, todėl jis tampa pirmuoju JAV gynybos sekretoriumi, kuris per beveik 80 metų apsilankė Kinijoje. Tai pažeidžia ilgalaikę diplomatinę tradiciją, pagal kurią gynybos vizitai yra visiškai atskiriami nuo valstybinių vizitų. Ketvirtadienio ir penktadienio darbotvarkėje numatyta aptarti priekybą, Taivaną, dirbtinį intelektą ir žinoma Irano karą. Pekinas stipriai spaudžia dėl JAV taikomų puslaidininkių eksporto į rytus apribojimų. Būtent todėl ten ir yra Jensenas Huangas. Kinija nori Nvidia lustų, o JAV riboja jų prieinamumą. Pekinas taip pat sustabdė retųjų žemės elementų, kurie yra itin svarbus Amerikos gynybos pramoniai ir visai elektromobilių industrijai eksportą kaip atsakomąją priemonę prieš lustų draudimą.